Šiokia tokia iniciatyva jau turi Klaipėdos Neptūno krepšininkai, dar labiau save ir gerbėjus užveda taiklus Martyno Mažeikos metimas, 54-48 prasidėjus prieš paskutinį kėlinio minutę, dar viena klaida. Marius Kasiulevičius, Žalgiris grįžta prie savojo krepšio ir atrodo spėja išsirikiuoti. Mažeika, labai jau sudėtingas metimas, tačiau išgelbsti komandą atkovodamas kamuolį. Valdas Vasilijus ir jo bandymas nesėkmingas ir Žalgiris ima 28-ąjį kamuolį po savo ar po varžovų krepšių pagal šį rodiklį. Jau gana solidi svečių persvara 28-21. Pagal klaidas kol kas apylygiai žengia abi komandos. Tadas Klimavičius taip pat sudėtingas ir taip pat netaiklus Žalgirio komandos krašto puolėjo metimas. Minutė 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Rungtynėse, kuriuose Neptūnas aktyviai žaisdamas vėl susigrąžino savo viltis ir šiokią tokią intrigą. Martynas Mažeika, naujas atakai skirtas laikas, kadangi žalgirietis lietė kamuolį koją. Marius Kasiulevičius. Valdas Vasilijus, nepavyksta pagauti kamuolio jam, nepavyksta ištraukti kamuolio ir Mantui Kalniečiui. Taigi, ataką pratęs aikštės šeimininkai, tačiau lieka jiems jau tik 9 sekundės. Martynas Mažeika. Netaiklus jo metimas, Tadas Klimavičius nusiima kamuolį po savojų krepšiu, padėdamas savo komandai išsaugoti tą 6 taškų pranašumą. Po 2 kėlinio Žalgiris pirmavo 5, sėkmingai pradėjęs trečiąjį buvo įgijęs 12 taškų pranašumą. Dabar jis sumažėjo per pusę ir pavyksta pataikyti iš po krepšio Tadui Klimavičiui, nors kamuolys taip tarsi žaisdamas su Žalgirio komandos gerbėjų nervais ilgokai šokinėjo ant lanko. 56-48 paskutinės 4 šio kėlinio sekundės ir Tadas Klimavičius likus žaisti 4,7 sekundės prasižengia, o tai reiškia, jog stos prie baudų metimo linijos Osvaldas Kurauskas, Klaipėdos Neptūno komandos gynėjas, baudos metimus. Kol kas šiose atkrintamosiose varžybose metantys be klaidų, metęs be klaidų iki šio netaiklaus metimo. Tiesa, daręs tai nedažnai. 2 iš 2 turėjo prieš prasidedančią mačą. O dabar jau 4. Tai yra 2 iš 4. Ir Dainiaus Šalengos arti tikslo metimas, tačiau jis į krepšį nepataiko ir finalinė trečiojo kėlinio sirena fiksuoja Žalgirio komandos 8 taškų persvarą, 56-48. Mama, ar vitaminai suaugusiems gali būti už vaikišką kainą? Gintarinėse vaistinėse